Labas vakaras, smagu čia jūs visus matyti ir pavydu baisiai, druskininkai, +10 ir drėgna, daug gražių veidų, žodžių, alus labai skanus, pamenu, rodos, lyg vakar ten būčiau buvęs. Esu tikras, kad užduotis pagirti Dovydą Grajauską tai yra dar vienas likimo man siųstas piktas išbandymas. Kas šiaip nieko keisto ar nieko nuostabaus, nes jau kurį laiką man nesiseka. Jeigu žmona prašo paragauti pieno, nes tam ir esu, kad būčiau išbandytas ir išbandytas būtų pienas, jis visada yra sugižęs. Rašyti Dovydui Grajauskui laudaciją, kas, mėly bičiuliai, primenu, yra iškilmingas pagiriamasis žodis nusipelniusiam žmogui, yra didelė nelaimė. Ne tik todėl, kad mus siejanti partnerystė, artimas ryšys ir meilė susiklostė ne vien dėl jo poezijos, o ko gero dar labiau, nepaisant įvairios gyvenimo poezijos. Yra kur kas blogiau. Dovydas Grajauskas nėra iškilmingas. Rengiasi juodai arba truputėlį kaip samurajus. Dovydas Grajauskas nėra ir pagiriamasis, išskyrus tada, kai yra giriamas. Bijau, kad jei iškilmingai pagirčiau jį ir paprašyčiau, kad įteiktumėt jam rožių, likčiau nesuprastas. Bet Dovydas Grajauskas yra nusipelnęs. Tiems, kurie laureato nepažįsta ir pavyzdžiui, prasilenkdami autobuse papuola į rudų kaip prūdas poeto akių gelmę, nenustepčiau teko pajusti tą abejingą, susigūžti verčiantį žvilgsnį spinduliuojantį, ne tiek jautrę ir aukštai plevenančią poeto sielą, kiek veikiau pasiūlymą lengvai slinkti tolyn ir gal net šiek tiek tiesiog truputėlį šiek tiek atsiknisti. Klystat. Jis tiesiog drovus ir toks yra jo veidas. Dovydas, kaip dabar madinga, slapta yra empatiškas, jo poezija irgi. Ir empatija netrukdo jam būti geru žmogumi, jis puikiai žino, kad durniui reikia duoti ne kelią, o į dantis. Ir nors laureatą mačiau mušant tik būgną, pasinaudodamas progą, kad esu 133 km nuo laureato, norėčiau jį deramai išplūsti. Dovydai, kuris jau net labai užaugęs viešai sakė, kad užaugęs visai norėtų būti poetu. Tikiuosi, kad žaksi kas sekundę ir negali atsigerti kaip žmogus, kas mane gal kiek ir paguodžia. Dovydai, kuris kadaise sakė, kad jo svajonė žlugus, arba kad gal tokios nė nebuvo, kad tau vidurių sutrauktų ir visą parą gertumai vien mineralinį vandenį tichė, ir taip greitai įgytum naujų svajonių. Dovydai, kurio poezijos ironija visada atsisuka prieš jį patį, virsdama paslėptą atjautą šalia esančiam, kad tau premijas skirtų 2 rytoj, 3 poryt ir taip dar 5 ir visas turėtum atsiimt kultūros ministerijoje, o už 7 lipti į kubilą. Dovydai, kurį viešai kalbinti visada yra iš esmės nesąmonė, nes ir pats jis supranta, kad viską juodu ant balto parašė ir nėra čia ko be reikalo kalbėti, kad tau nugarą nueitų pagaugais ir niekad negrįžtų. Dovydai, kuriam Bobelka Irena, apsauginis Osvaldas ir gerokai įšilus Birutė ir net vargšas Čiorikas, atrodo bliuzo ir metro nusipelnę ne mažiau nei Rilke, Degas ar Picasso. Te būna tau nuodėmės nepelnytai atleistos, kad nuolat jaustumeis kaltas. Dovydai, apie kurį kritikai rašo, kad jo realizmas normatyvus, nes neišlaiko niūrumos svorio ir to jau peršoka prie lengvabūdiško gatvių folkloro, te kritikai niekada nepamato jokios tavo liūdnos figūros ir te klesti tavo poezijoje folkloras, nes niekas Marijos žemėje bliuzo neklauso, bet žino, kad rašai apie liaudį ir viskas čia tikra, ar bent liaudies kūryba. Dovydai, te prakeikia tave liaudis, kad rašai negražiai ir dar apie ją, kaip kad jau ne kartą prakeikė veidaknygai, nes cituoju, mėšlinoj sieloj mėšlinos eilės,
Jei matot, kad kažkas blogai, pradėkit nuo savęs gerinti. Ir niekada tau skūstis tegul te neleidžia, nes rytojus yra šviesus ir dar būtų šviesesnis, jei netu jį sudirbęs. Dovydai, kurio interviu apie poezijos knygą spaudoje yra sužyma N18, nes gyvenimas toks, koks yra apdainuotas, yra gyvenimas tik suaugusiems, nes sunkus baisiai, o personažai kojas pakratė gal net ir dusyk, iš tikro ir išgalvotai. Tai ateinie pas tave gyvenimo vaikėjimo beigi lengvėjimo metas ir kas kartą pardavėja dokumento tavęs te paprašo prieš rašant. Dovydai, kuriam kalba ir ritmas yra įgimti, te gyvena tavo ausy kumelaitė ir atžagaria koja tau galva tas pardokas vakarą, o tavo būgnelis amžinai visus stiklus tai išbarškina. Dovydai, te tavo pyktis ant neteisybės ir nudurnėjimo žmogiško būna silpnųjų paguoda. Žinia, kad viskas kaip bliuzas, kaip po senoviai, geriau nebus, bet geriausia, kad nebus ir blogiau, ar bent jau greičiausiai. Dovydai, kurio dienos pilkos ir vakarai baisiai nuobodus, te tavo naktis būna margos, nes jos yra kontrabanda. Dovydai, te tavo draugai lėtai nesulaikomais mirsta, nusiprausia ir vėl lėtai nesulaikomais mirsta, kuo dažniau netoliese. Ir vėliau šarvojas kur nors netoliese, aternoj, po langu, kad spėtum dar kart su jais apsiuostyt. Dovydai, kuriam ryte druskininkas noris dainuoti, kad yra severiutė, te nebūnie prie didelio užtiesto stalo tau vietos, nes tu ir esi severiutė. Ir tada te prisėdus ant laiptų ir padainavus tau merkėsi akys ir vis labiau te prisimerkia, kojas palikdamos atlapas. Ir te aplanko tave miego demonas, kuris yra demonas, nes jis niekada nemiega, taip tapdamas siuto demonu, kuris visada siunta ir krūmai tave te priglaudžia nakčiai. Te senasis kalvis kalvaitis tave nutrenkė Dovydai ir ištrėmė į jotvingių gentį, ir tai išplūsta tave draugai šeštadienio vakarą, esi galas, suradęs sau lazdą. Post scriptum. Dovydas Grajauskas yra puikus poetas, turintis neįtikėtiną kalbos pajautą ir gebėjimą atidžiai pažvelgti į kito vienatvę, bei priminti, kad gyvenimas, net jei ir raišas, eina toliau.